Sveiki atvykę į Qubils. Šiandien rinksiu mid-range AMD kompą ir protestuosiu, koks yra performances žaidimuose Full HD rezoliucijoje. Ryzen 5 9600X yra tvirtas vidutinės klasės pasirinkimas su 6 branduoliais, 12 threadų ir aukštų bus dažniu 5,4 GHz. Šis procesorius puikiai susitvarko su dauguma šiuolaikinių žaidimų, kuriuose svarbiausia stiprus vieno branduolio veiksmas, pavyzdžiui CES arba seni žaidimai. Žemas energijos suvartojimas leidžia naudoti pigesnės aušinimo sistemas ir turėti vėsesnį bei tylesnį kompiuterį. Tai idealus variantas žaidėjui, kuris nori sklandaus gameplay, nepermokėdamas už aukščiausios klasės komponentus. Procesorius nereikalauja galingos motininės, tad pasirinkau MSI B650M Gaming Wi-Fi motininę. Tai puikus pasirinkimas biudžetiniam procesoriui, siūlantis modernę ir funkcionalią platformą už prieinamą kainą. Geriausia finansinė investicija pastarojo meto yra ne aukso luitai, o ramai. Šio kompiuterio viduje stabiliai savo vertę kels 32 GB DDR5 Corsair Vengeance 6000 megatransakcijų. SSD pasirinkau VD Black 2 TB. Visą sistemą maitins 850 W GB UD Gold ir tokiai komplektacijai šio maitinlaukio bus ne tik per akis, bet ir per ausis. Liko antras AMD komponentas – vaizdo plokštė Radeon RX 9060 XT Sapphire Nitro versija. Plokštė turi 3 ventiliatorių aušinimo sistemą, kuri užtikrina žemas temperatūras ir tylų veikimą. 16 GB VRAM tai milžiniškas pranašumas prieš 8 GB konkurentus, tokius kaip RTX 5060. O iš esmės ši korta labiau konkuruoja su 5060 Ti, bet už 5060 kainą. Todėl šis GPU papuoš jūsų sistemą tiek savo našumu, tiek ir išvaizdą. Corsair 2500X papuoštas elegantiškomis medžio panelėmis. Yra puikus micro ATX korpusas tiems, kurie nori kompaktiškos, stilingos ir neperkrautos sistemos. Korpusas yra pakankamai erdvus galingiams komponentams, bet išlaiko tvarkingą minimalistinį siluetą. Hogwarts Legacy Ultra nustatymai su įjungtų Ultra Ray Tracingu. Veikia įspūdingai. Matome stabiliai laikomus apie 100 kadrų, kurie vietomis pakyla net iki 130. Šiandienos testus nesigavo įrašyti su Capture kardu. Šį kartą naudojau kitą kardą Elgato 4K 60S Plus ir su ją iškilo problemos. Ji veikia su trikdžiais, reikėjo ją visą laiką atjunginėti, prijunginėti, todėl galiausiai viską nufilmavau su Radeon softu. Taigi galimas nedidelis performanso dropas. Mafia The Old Country Epic nustatymai. Gaunam apie 40-50 FPS. 16 GB VRAM'ų tikrai gelbsti. Šiuo metu yra užkrauta beveik 10 GB. Įjungus FSR Quality režime, FPS pakyla iki 70-80. Čia jau kitas reikalas. Testo metu GPU užkrovimas ne sekundį nenukrito žemiau nei 99%. Procesoriaus našumo pakanka tiek pačiam žaidimui, tiek ir foniniam programom. Horizon Forbidden West. Kai tik išėjo ši Horizon dalis, mano RTX 2060 vos tempia ant medium nustatymų. Nieko keista, ant max nustatymų žaidimas gali suvalgyti daugiau nei 11 GB VRAM'ų. Ant RX 9060 FPS laikosi apie 90-100. Cyberpunk 2077. Ant maksimalių nustatymų ir neiti Full HD rezoliucijos gauname apie 70-80 FPS. Žaidimo procesas nėra visiškai sklandus. Matyti nedideli stateriai, kurie pasirodė tik Cyberpunk'e.
Bandžiau perrašyti Radeon driverius kelis kartus, keisti grafikos nustatymus, tačiau tai nepadėjo. Situaciją pataisė tik FSR Quality įjungimas ir FPS lokas ties 120. To neįrašiau, bet ir taip matyt, kad su FSR Quality staterių yra mažiau, o 120 FPS lokas jos praktiškai panaikina. Manau, galima užlokinti FPS ties 100, kad kompensuoti dropus. Su 90 šiam XT taip pat galima ir Ray Tracingą pajungti ir gauti vidutiniškai 70 FPS. Idealus momentas atkreipti į temperatūras – 57 GPU ir 65 laipsniai CPU. Sistemos garsumas yra toks pat, kaip ir be žaidimų apkrovos. CS2. Išsukus visus nustatymus pilnai iki maksimumo, treinę gaunu apie 200 FPS. Numetus nustatymus iki mažiausių, gaunu nuo 300 iki 400 kadrų. Šiuo atveju FPS pilnai limituotas procesoriaus galia. BeamNG Drive Ultra nustatymai. Tai yra procesorių killeris. Su 8 trafiko automobiliais gaunu plius minus 70 FPS. Manau, procesas išlaikys dar porą papildomų automobilių. Atnaujintas trečias feature'is – Ultra Plus nustatymai su Ray Tracingu ir Hairworks. Visos įmanomos grafinės technologijos buvo įjungtos. Senis Geraldas normaliai taip triuškina 90 šiam XT. Gaunam kažkur tai 5 FPS, o nukeliavus iki augalijos, išvis iki kiam nukrenta. Įjungus FSR, kadrai pakyla iki 50. Nedaug aišku, bet matomai Ray Tracingas išties daug suvalgo resursų. Clair Obscure Expedition 33. Ant high nustatymų gaunu apie 60-70 FPS. Žiūrint į tai, kad žaidimas nėra super dinamiškas, tokio lygio tikrai pakaks. Sumažinus TSR scaling iki high lygio, FPS pakyla iki maždaug 80. Labiausiai mane pradžiugino procesorius. Manau, kad 6 branduolių procesoriai vidurinėme segmente dar išliks aktualūs maždaug 3-4 metus. Kai kūrėjai pagaliau sugebės tinkamai optimizuoti savo žaidimus darbui su daugybė branduolių ir tiek 6 branduolių AMD, tiek Intel procesoriai bus apkrauti 100%, tada tikrai bus laikas laidoti 6 branduolių procesorius. RX 90 šiam XT yra pigiausia vaizdo plokštė su 16 GB VRAM. Šiuolaikiniams žaidimams vaizduškės galingumo tikrai pakanka, o FSR upscalingas ir kadrų generatorius taip pat prisideda prie geresnio našumo. Aišku, kai buvo Cyberpunk'e, gali įvykti Radeon driver moment, bet problemų buvo tik viename žaidime, kurį fiksinosi FPS loku. Taigi manau, 90 šiam XT yra šiek tiek silpnesnė, bet įdomus, pigesnis analogas PAM šiam TI 16 GB. Jeigu patiko šis video, prenumeruokite, statykite laikus ir komentuokite. Su jumis buvo Oskaras, jūs žiūrėjote kanalą Qbuilds, iki pasimatymo.